jau yra kita diena. Dabar eisime vėl pasivaikščioti. Tai va. Einam? Einam. Tai va, pasivaikščiau 3 minutės. Jeigu pasivaikščiau 3 minutės, tai taip, kaip rašo, kad sumažėjo kraujo spaudimas. Paskui 10 minučių, jeigu pasivaikščiau, tuoj pasivaikščiau 10 minučių pagerėja kūrybiškas mąstymas. Va, ir tada, jeigu 30 minučių pasivaikščiau, tuoj pavalgiau pasivaikščiau 30 minučių, padeda numesti svorį. Tai va, o dabar einam dar 20 minučių pasivaikščioti. Ui, va, pasivaikščiau. Ir jeigu 5 minutės pasivaikščiau laukia, tai pagerėjo nuotaika. Ne, tai va, nežinau, reiktų visada vaikščioti. Ir aš taip, vaikščiau, bet ne tiek daug. Tai va, tai nežinau. Ir dar vienas turi. Sveikučiai. Dabar vėl einu pasivaikščioti ir dabar eisiu 40 minučių pasivaikščioti. Tai va, kaip miegojat, kaip rytas ir kaip vakaras. Va, dabar einu. Dar tik biškį vaikštau, bet aš jau eidamas suskaičiau 13 sraigių vienai pusėje. Taigi yra sraigių dar ne visas diena. Tai va. Jau 40 minučių pasivaikščiau ir
jeigu, pamiršau, jeigu pasivaikštai lauke 40 minučių, tai sumažėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Tai va, nežinau, reiktų dažnai vaikščioti ir pamatytume. Aš, vaikštų, bet ne tiek daug, bet vaikštų. Parašykite komentaruose, ar jūs vaikščiote. Tai va, aš dar eisiu pasivaikščioti. Tai va. Bet kas čia per žmonės, aš nesuprantu. Patys sako, kad šiukšlina kiti, bet tiek kartu ir čia pilna šiukšlių į krūmus visur. Ir tie žmonės ir jaunimas, baisu. Apie va, vėl šiukšlė. O čia va. Matai, nežinau, matai ten. Bet visur, žiūrėte tą šiukšlę. Kas sako, kad visur šiukšlį primėgti, kad jo pats mėto šiukšlės. Baisu, tai. Girdėt, kaip čia ūžia. Wow. Tai va, jeigu patiko video, nepamirškite paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Pabandėm surinkti 200 subscriberių, nes jau nebe daug liko. Turim jau 108 subscriberius. Tai ačiū jums labai. Ir ką, susitiksime kitą kartą. Tai buvo Kęstutis Grincevičius ir visą gerą. Ate. Užrašyta vandens va kubose. Kalėda buvo dėta.